Labas rytas iš Prancūzijos, sveikinas ponas Tedis, ponaitis, ne ponas, ponaitis Tedis. Gerai, kad 2 kartus miegojau, labai gerai iš tikrųjų išsimiegojau, vakar smigau, atsikėliau 9 val. Kažkur apie 3:30 dienos ištempęs, bet jau viskas, jau nebegalėjau daugiau, nes sėdėjau sėdyniai, pradėjau kimarint, sakau, reikia eit miegot, kad kaip bebūtų, taip, nes aš turiu problemą, kai aš taip labai anksti nueinu miegot ir pamiegu 2-3 valandas ir viso. Tai aš atsikėliau 9 val, nuėjau pas nykštukus, grįžau, įkaliau vandeniuko ir ant kito šono toliau miegoti. Nes labai gerai, kad vakar susirašiau su pilotu. Ir jisai dar čia man vakar taip įdomiai parašė, žinai, sako, aš dabar važiuoju su kitu transportu, žinai. Tipo, gali duoti ramybę, žinai. Sakau, o tu žinai, ką reiškia planavim? Sakau, aš nenoriu sėdėti visą naktį atsisėdęs. Ir nežinau, kada tu atvažiuosi, nes, sakau, pas mus šiaip Vokietijai, sakau, žmonės parašo, kada atvažiuos ir atvažiuoja, jeigu jokių problemų nėra, tada kada pasako. Tai, sakau, čia yra planavimas. Ir, sakau, man irgi kažkada reikia miegoti. Tai, jo, tai toks labai nepatenkins buvo ir manęs tai nekaso. Nes man reikia miegoti, o man sėdėti atsisėdus, ta prasme, ir lauk, kada gražuoliai pasirodys. Irgi, suprantat, ką turiu menį. Tai nieko, paskui jisai mane suprato, ką aš turiu menį. Jisai man parašė 7 ryto, jo šefs man parašė, kad 6 bus. Bet man jau buvo po barabanu, aš vis tiek 6 valandai kėliaus ir viskas. Jau ilgiau nebūčiau išmiegojęs. Tai va, dabar įsijungiu telefoną, nes tarp kito kelių video, dalinuosi kitų internetų ir kažkodėl man nei WhatsApps, nei iMessage Apple neveik ant to Wi-Fi'aus. Nežinau kodėl. Internets veik, viskas gerai, nes video įkėlinėjau, viskas yra tvarkoj. Tai trumpam vis išjunginėjau ir randu žinutę, kad jie turėjo mažą avariją šiąnakt ir jisai atvažiuos ant 8:30. Tai penktadienį greičiausiai aš neišsikrausiu, nes tiesiog nespėsiu iki darbo pabaigos. Bet mėginsiu skambinti šefui, šiandien šnekėti, sakysiu, davai, vis tiek reikia piloto, tada varau ten iki galo, paliksiu ten tą priekabą iki Benifinį. Tai va, bet labai tikiuosi, kad gal palauks, nes, blemba, iki 5, jeigu spėčiau, tai būtų, nors penktadienį iki 5 nedirbu. Tai va, išsikraučiau, blemba, dar galėčiau grįžti iki prancūzų, būtų iš vis ledas. Bet jau yra kaip yra ir nieko nepadarysi, kaip sakant. Ir dirbam taip, kaip išeina, o pakeliui kaip gaunas, taip gaunas. Nes mes dabar pradėsim 8:30, tai ant pačio piko iš tikrųjų. Ir čia visi kaimai prasidės ir taip toliau. Ką dar galiu pasakyti? Vakar visgi išmąsčiau, kaip galėčiau padaryti, prikabinti kamerą į galą. Bet pasakysiu atvirai, kadangi vienintelę kamerą turiu, tai realiai bijau ją kabinti, ką čia ten. Aš žinau, kad ten turėtų laikytis, bet sąžininkai pasakysiu, bijau, nes nenoriu pamest kameros ir tada vėl bus fignia. Dabar labai džiaugiuosi kamerą, kad turiu kamerą ir sakykime, rankikės drebiškai ten kabinti kamerą. O iš kitos pusės, kad mano pilotas vėluoja, tai bus gerai, bus šviesu ir jeigu perlipsiu per save, eisiu dar atigerti kavos, kad kofeinis duotų biškį daugiau drąsos ir pakabinsiu kamerą, tai bus šviesu ir bus ką filmuoti, ne? Tai va.
Tai tokie reikaliukai, aš vėl guliu lovoj, sėdėjau atsisėdęs pas save atsėdydęs ir sakau, ai, dar su žmona ryte susirašiau. Sakau, mane vėl trauk prie lovas, tai gerai, kad atsiguliau. Ir netgi buvau kokiam 5 minutėm trumpam atsijungęs. Tai va. Nu ką, laukit naujienų kas bus vėliau. Ir žiūrėsim. Aišku, dėl to vėlavimo, tai jis man parašė, kad būsiu 8:30, sorry. Tai visko gali atsitikti. Ta prasme, kely, čia nieko negali žinoti. Ir kažkur važiavo, kažkas užkabino, va, ir viso. Nu, kaip sakant, kaip ten iš tikrųjų yra, nieks nežino. Gal pramiegojo. Ir mes vairuotojai, juk atvažiavę pakrovimus, meluojam, kad padanga buvo sprogus. A ne taip, kolegos, ne? Jeigu vėluojam. Ir tikimės, kad suveiks, ne? Tai va. O jie gal kitaip meluoja. O gal iš tikrųjų kažkas atsitiko. Čia... Ai, nesuku aš jau dabar galvos, iš tikrųjų, čia nieko nepadarysi. Kada nuvažiuosi, tada nuvažiuosi. Tik... Būtų, aišku, smagiau buvo išsikrauti. Tai va. Nu, nieko, išsikrausim pirmadienį. Tai tik tais parodo, kad čia mano planavimas visą laiką yra šykla, nors aš stengiuosi labai gerai viską suplanuoti. Stengiuosi, ta prasme. Gal per daug planuoju ir paskui viskas šiknon nueina. Ir kaip ir. Aš keliuosi, einu atsigerti dar kavytės ir viskas ir lauksim piločiuko už valandos laiko, 1,5 beveik. Ko laukiam piločiuko, turiu tokių darbukų ir aš pasiruošinėju po truputį. Man šits yra parėjęs šaibom, turbūt šits, mano šitų juodų lempučių, čia yra juosta įdėta, va, iki pat galo, čia dėmė, aš tikrai nevariau po spaudimu, čia per lempą, kur yra, va čia va, laš per laidą, žiūrėjau per lietų. Tai va, reikės paskui gal savaitgalį prisėst, išsitraukti laidą kiek įmanoma, pasimti lituoklį ir atsilituoti laidus. Turiu šitą va, naują. Turiu prailgintoją. Ir turiu laidukus jau pasidaręs. Prisipirkau tų iš Kinijos, papigėję, labai daug, visą maišą. Tai va, naudosiu, užmausiu ant šitų. Cak. Pamėginsiu pafilmuoti. Iš manęs lituotojas toks, tai žinokit, nieko gera. Mano pilots 15:9, dar jo nėra. Tai penktadienį įsikraut be šansų. O, čia armijos važiuoja pilotai. Tie nesisveikin. Tai va, penktadienį įsikrauti yra be šansų, nes jau dabar tikrai nebespėsiu. Ir nu ką, yra kaip yra. Tai va, einu aš dar pasiruošiu visus laidukus. Ciliek. Dar va, pasiruošiu, kol kas ir mėginsim kažką sumeistravot, nes nu noriu daugiau šviesos, kad būtų. Tai va. Labai tikiuosi, kad veiks, jeigu neveiks, tai dačias, kad čia viską išplėšiu laukį, velniop. Tai va. Šiaip dar norėčiau pasijungti ekstra rozetę, bet nerandu, kur pasiimti 12 voltų, o viską ardyti nelabai noriu. Tai... Jo. O tie visi litavimai yra per poną bitplakį, nu, kažkaip... Ruošiuos vis jo, kuo daugiau remontų, bitplakis, jeigu žiūri, ir bitplakio hebra, reikia čia bitplakį spaust, kad jisai daugiau remontų darytų, nes matai, jam nėra įkvėpimo, duosiu aš jam įkvėpimo. Tai tokie reikalai, tai vat jo video, kai pasižiūri, tai vis ateina nors kažką susiremontuoti. Tai dabar vat prisiruošiau ir žiūrėsim, gal kažkas gausis. Labai tikiuosi, kad kažkas gausis, o 12 voltų norėčiau prasivesti laidą ir vėl, aišku, laidą nenusipirkau. Bet turiu tokią rozetę, va čia va, nusipirkęs. Ir norėčiau ją pasidaryti, tai galėčiau daugiau lempučių pasijungti.
Bet reikia prasivesti 12 voltų. 12 voltų prasivesti nežinau iš kur. Tai tokia yra problema. Nuo racijos imti, ėmiau praeitą kartą, bet nuo racijos yra fignia, pasakysiu, nes įsijungus lemputės pradeda racija džirkšti. Ir jeigu aš važiuoju su pilotu, tada jau yra problema. Va, ir su pilotu man reikia kažkaip susišnekėti, ne? Gerai, einu mausiu šitos vamsdukus ant laidukų. Gaila, kad visų spalvų neturiu. Tai va. Sio, einu išnaudosiu laiką. Jums čia nėra ko žiūrėti, kaip vamsdukus mauna, neįdomu. Tai va, kaip pasidarėm. Tu įsijungsim priekinį ekraną. Pasidarėm šitaip. Sumau čia vamsdukus šitos, paskui su karščiu užlituosim. Ir vieną didelį pasiruošiu, bet šits yra, man atrodo, per stors. Planavau biškį kitaip. Ir susimakalavau, man iš tikrųjų taip nereikės, nes aš jau ten turiu pliukus laidus. Ir, karočią, buvau prisigalvos kažkokių nesąmonių, kad reikės šitą pizduką prilituot, va čia kur yra, šitą prie šito laidus ir tada įmaut, kaip priklauso į šitą. Bet kadangi aš 2 tuos laidus turiu, tai nusprendžiau, kad reiks nukirpt. Čia va atlituosiu šitos va, sulituosiu tuos kartu ir viskas, ir turėtų būti viskas ok. Ir turėtų būti viskas ok, ne? Tai va. Žiūrėsim, kas gausis. Tiesa, šaikelė. Visą laiką juokiausi iš tų, aišku, gražiai atrodo tos padangos nudažytos. Visą laiką juokiausi. Kai ką nusipirkau, užsisakinėjau baltą, bet gavau sidabrinį. Tai va. Savaitgalį. Savaitgalį varysim. Ane? Krisim ant kelienų, eisime ropom aplink padangas, bet man šitų neužteks, čia man jaučiu reikia kokį 30 turėti, nes gali yra 5 ašis, tai vien priekaba turi 10 padangų. Tai pamėginsiu pirmą tegačiaus nuspalvinti. Bet reikia pažiūrėti, kaip teisingai spalvinti, nes kažkaip yra markė ir dydis padangos, man atrodo, ne tik tai spalvinas ir viso. Ir ant tegačiaus vienos padangos negaliu spalvinti, nes tai yra kažkokie šuldų buldų činkunčiai. Tai nežinau ką daryti, gal tik tais padanga, bet padanga irgi yra viena Michelin uždėta. Tai vėl, nežinau, žiūrėsim. Karočią 9, mano piloto dar nėra. Mes užsiimam figniom. Ką, pilos dar kavytės, eisiu parūkyti ir... Nu, į ką, reikia paskambinti šefui pasakyti, kad subinėn mūsų plans. Tai va, tokie reikaliukai. Ir jūs keliausit šičia. Kaip sakant, užsiauginau kiaušinius ir varys.
Ką, sustojom kolonėliai. Jūs paimsiu iš lauką, parsinešiu į vidų, nes nebelabai būčiau bus karodį, nes autobanu važiuosim. Tai tikiuosi patiko, reikėjo daug iškarpyti, nes daug neįdomaus kelio, tai iki susitiksim čia. Tiesa šaikelė, pilots, muy bien, yra ispanas, bet žiauriai gerai, nu ta visą angliškai šnek, viskas ok, važiuoja labai gerai, tai super, tik tai šiandien žiauriai vėlavos jau kaip ir žinot, nes avarija buvo naktį, nu kaip avarija, rumuns sakė lenkė, jisai lydėjo transportą su laivu ir lenkė ir iš 2 juostų vieną mažėjo ir ką čia rumuns. Nors tas su laivu, sakė, ir gazą nusimetė, rumuns pasimetė, kalė per stabdžius ir ką čia kancovkiai visą laivo šoną, ką čia nurėžė, bet konkrečiai. Tai va, tai dėl to ir vėlavo 2,5 valandos. Nieko, viskas yra ok. Viskas, padarėm 15 minučių pauzę, lekiam, sakėm, šiandien, ką čia duosim per tapkę, varysim iki kancovkės, tai va. Esu parkingė, kur senai nebuvau. Yra belekaip išplatins iš tikrųjų. Ten į galą belekiek vietų. Čia būdavo jau viskas, baigdavos parkings. Vat kur aš stoviu. Dažniausiai stovėdavau čia prie krašto, kur dabar ekskavatorius stovi. Tai viskas, karočią, dar į galą belekiek vietos yra. Tai tikiuosi video patiko. Kas liečia didelius kanalo planus, šiandien supratau vieną dalyką, kad man reikia ne dar vienos, kad turėčiau 2 kameras, man reikia dar 2, kad turėčiau 3. Tai plans yra 2 iš galo kabinti, nes labai geros večikės yra. Ir vieną į priekį, tai turėtų būti žiauriai geri vidosiukai. Gal užsidirbsim iš YouTube, nes toks planas yra. Kažkada užsidirbti iš YouTube, nusipirkti kamerą, kad neleis savo pinigų. Ta prasme, investuoti tą, ką aš uždirbu iš YouTube, į YouTube. Va. Ir šiaip aš labai nesitikėjau, kad iš viso aš bent centą uždirbsiu iš YouTube, o va, per kiek čia, per mėnesį laiko 10 eurukų yra, bet nu ką, geriau negu nieko, ne? Kaip sakant. Tai va, gerai šaikelė. Ačiū visiems, kas žiūrėjot ir iki sekančių kartų. Aš einu pasidarysiu valgyti ir viskas einu miegot. Tiesa, dar reikia nusimti mirksiukų savo, nes yra žiauriai brangus ir jos žiauriai vagi. Ir nu ką. Ačiū visiems ir iki.